Sveiki, esu bendrosios praktikos slaugytoja Gabrielė Baužaitė. Kas yra erkinis encefalitas? Tai gamtinė židininė virusinė liga, sukeliama erkinio encefalito viruso, kurio pernešėjai bei rezervuaras yra erkės. Erkinis encefalitas yra viena iš sunkiausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantis parezę. Erkinio encefalito sergamumo rodikliai Lietuvoje kasmet auga. Žmogus gydomas tik simptomiškai, vaistais mažinančiais ligos požymius. Specifinio gydymo nukreipto prieš ligos sukėlėją nėra. Erkinis encefalitas dažnėjanti bei didėjanti visuomenės sveikatos problema, kurią galima sumažinti profilaktinėmis priemonėmis. Patikimiausia bei veiksmingiausia apsauga apsisaugoti nuo erkinio encefalito yra skiepai. Siekiant geresnio imuninės sistemos atsako, rekomenduojama vakcinaciją pradėti ankstyvą pavasarį, kuomet dar nėra prasidėjęs erkio aktyvumo laikotarpis. Šia vakcina galima skiepyti vaikus nuo 1 metų. Šiuo metu yra priimtos 2 vakcinavimo schemos, tai įprastinė ir pagreitinta. Laikantis įprastinės schemos pirmasis 2 vakcinos dozes būtina įskiepyti nuo mėnesio iki 3 mėnesių laikotarpiu. Trečioji dozė įprastai skiepijama po 5-12 mėnesių po antrosios dozės. Kita skiepijimo schema pagreitinta, taikoma prieš pat erkio aktyvumo sezoną ar jau jam prasidėjus. Pirmasis 2 vakcinos dozes būtina įskiepyti po 14 dienų, tuomet trečioji skiepijama po 5-12 mėnesių po antros dozės. Norint užtikrinti imunitetą, būtinos 3 vakcinos dozės, po kurių reguliariai būtų skiriamos papildomos palaikomosios dozės. Palaikomoji vakcinos dozė po 3 įvadinės dozės rekomenduojama po 3 metų, o vėliau vakcinuotis kas 5 metus, kol sukanka 60 metų. Vyresniems kaip 60 metų palaikomosios dozės vakcinacija vyksta kas 3 metus. Tad kviečiu nedelsti ir pasirūpinti savo sveikata bei atvykti pasiskiepyti į Saulės šeimos medicinos centrą.